Sveiki, jūsų ekranuose laida Verslūs tėvai, o joje kaip visada įkvepiantis ir drąsūs žmonės. Šiandieną laida suksis apie dar 2009 metais šeimos įkurtą verslą Lietuvoje, kuris pradėjo keisti požiūrį į moters higienos sveikatą ir tai padėjo tūkstančiams moterų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. O šalia manęs mano džiaugsmai nuostabi moteris, mama, verslininkė, žmona ir tikrai moteris prisidėjusi prie kitų moterų lengvesnės kasdienybės, Vilmantė Markevičienė. Sveiki. Sveiki, labai malonu, ačiū. Tai grįžkime dar į jūsų verslo pradžią. Koks buvo visgi tas startas ir koks to starto įkvėpimas, Vilmantė? Įkvėpimas gal mano pati asmeninė istorija, nes kai radau produktą, kuris pakeitė mano požiūrį į menstruaciją, supratau, kad o kodėl ir kitom moterims nepabandžius ir neįkvėpus to pokyčio. Tai taip ir kilo ta idėja visiškai spontaniškai, be jokio planavimo ir aplamai niekada nemaniau, kad būsiu verslininkė, nes man nepatiko nei pats žodis, nei pati idėja būti versle, bet dabar aš suprantu, kad aš klydau. Ir iš tiesų drąsus žingsnis. Menstruacijos, moters higiena, toks stereotipinis, įvairiai vertinamas ar ne mūsų kultūroje, visuomeniai dalykas. Tai dabar ar nepritrūko tos drąsos, ar nebuvo abejonių, kaip čia mane vertins ir koks čia bus tas visuomenės priėmimas, kaip jautėtės? Abejonių absoliučiai nebuvo jokių. Gal netiek drąsiai jausdavosi žmonės, su kuriais aš kalbėdavau šią temą. Aš buvau labai drąsi ir man buvo visiškai komfortiška apie tai kalbėti, nes aš supratau, kad tai yra sveikata. Mes kalbam apie mūsų sveikatą, nes aš dažnai sakau, menstruacijos yra veidrodis į mūsų sveikatą, tai man norėjosi kaip tik tą žinutę tokią perduoti visiems aplinkiniams, ypatingai moterims, kad mes turim įsiklausyti save. Tai niekada nebuvo tokių stabdžių, bet gal buvo sudėtingiau, pavyzdžiui, su influenceriais dirbant. Ypatingai ta pati pradžia. Dabar jau kiekviena moteris drąsiau kalba apie tai. Bet pati pradžia tokia buvo sunkoka tos pačios reklamos, sakykime, metu. Tai buvo sunku prikalbinti kai kurias. Tai vat ir norėčiau staptelti šiek tiek ties verslo pradžia ir pakalbinti jūs dabar, va šiame momente, ką prisimintumėt, kas yra tokio kitokio lyginant su tada, kai startavote ir kai jau dabar iš tiesų galite tvirtai tikėti savo ženklų? Tada buvo praktiškai toks kaip ir nerimas stačia galva į nežinomybę, nes viskas buvo absoliučiai nauja. Pradedant nuo kaip pakliūti į parduotuves, į vaistinės, baigiant kaip reklamuoti produktą arba internetinę parduotuvę. Prieš 15 metų, kai buvo mūsų įmonė atidaryta, tokių internetinių parduotuvių dar nelabai buvo ir viskas buvo nauja. Bet kaip sakau, aš praėjau Google ir YouTube tutorialsų universitetą ir vis dar dabar einu. Nes pasaulis greitai keičiasi ir turi nuolatos domėtis ir man patinka viską žinoti ir suprasti, kaip kas vyksta, tai man verslas tai yra mano universitetas. Jeigu dabar turėtumėte galimybę kažką daryti kitaip, jau su dabartiniam žiniom, ar būtų kažkas, ką keistumėt verslo pradžioje? Aš manau, būtų viskas greičiau. Aš manau, kad taip, nes pati pradžia, kai tu praktiškai netgi brandą sukurti tais laikais dar buvo didelė naujiena, nes Lietuvoje tai nebuvo labai populiaru sukurti savo brandą ir aplamai, kad taip galima, aš net nežinojau. Bet tiesiog pastumėjo gamintojai šitą idėją, kad mes galim turėti savo brandą. O kaip jį turėti, tai aplamai nebuvo tokių žinių. O dabar su tom žiniom jau aš galiu dar 5 brandus tikriausiai sukurti ir jie pagal tas mano jau žinias greičiausiai būtų sėkmingi. Bet aš daugiau žiūriu į tą tvarumą ir man patinka turėti tvarų verslą, kuris yra ilgametis. Tai daugiau brandų greičiausiai nekursiu, bet niekada nesakom ne. Vilmantė, mano žiniomis, su šeima buvote emigravę iš Lietuvos. Taip. Tai kaip taip atsitiko, kad grįžote visgi čia, bet grįžote ne tik patys, bet dar ir parvežėte iš tiesų tokį unikalų verslo modelį? Taip.
Grįžom, mes išvykom su vaikais, visa šeimyna. Vaikai dar buvo visiškai maži, dukra buvo 1, sūnus buvo 4 metų ir mes išvykom su tokia mintim, kad negrįšim į Lietuvą, nes mes išvykom krizės metu 2002. Bet pagyvenę ten viskas sekėsi gerai ir mums ir turėjom savo namą ir pakankamai greit įsigijom, viskas taip gan, kai ten dirbi ir sekasi viskas puikiai. Bet tiesiog visada traukė atgal tas, grįžti norėjosi į Lietuvą, vaikai visada grįždavo vasarą į Lietuvą, patys atvykdavom kas 2 metai, apsilankydavom ir aplankydavom tėvus. Ir ta mintis niekada mūsų nepaleido. Kažkaip vėl supratom, ir dar Vilnius čia taip keičiasi, čia taip viskas auga ir čia krizė baigta ir žmonės taip gerai gyvena ir žemės perka ir nekilnojamas turtas. Žodžiu, visas tas toks pakilimas, matėm, kad ekonominė situacija Lietuvoje labai smarkiai keičiasi ir greičiausiai su tuo atėjo ir tas noras mums grįžti į Lietuvą ir jo labiau, kad vaikai dar buvo pakankamai maži, kad grįžti jiems, dukra grįžo į 1 klasę, sūnus į 3 klasę. Tai dar buvo toksai nepražiopsuotas momentas dėl vaikų. Tai pabandėm ten, viskas gerai, susipažinom su ta rinka, dabar mūsų brandas irgi yra ir Amerikos rinkoje, tik tai kitų pavadinimų. Bet gyventi ten vis tik Lietuvoje yra kažkaip ramiau. Širdis yra rami čia, kaip sakau, kažkokia ramybė. Labai gera girdėti iš tiesų, kad ne tik patys žmonės nori čia sugrįžti, bet dar ir kurti čia, nes tikrai žinome, kad tą daryti nėra taip lengva ir nėra taip paprasta, ar ne, bet jeigu lyginant, turit patirties tarptautiniu mastu kurti verslą, tai kuom skiriamės? Mes kaip Lietuvos verslininkai ir tarkim Amerikos rinka, ar turėtumėte palyginimą? Ir kur yra lengviau, arba kur jaučiatės labiau stabilesnė? Taip. Lengviau, žinoma, mums patiems, tai yra mūsų šaly, mūsų namuose yra lengviau, nes mes tą rinką pažįstam, mes patys naudojam ir vartojam tos rinkos sukurtus produktus. Tai faktas, kad čia yra lengviau ir mes anksčiau kažkaip nuražydavom Lietuvą, tarsi, čia maža rinka, čia neverta nieko pradėti, bet per tiek metų mes supratom, kad vis tik tai yra mūsų namų rinka ir tik čia mes esam patys geriausi ir tik čia mes galim būti pačiais geriausiais, nes mes pažįstam tą rinką. Ir augti čia visada yra galimybių ir mes nuolatos augam, nes mes plečiam ir mūsų produkto asortimentą, pradėjo nuo įklotų, dabar menstruacinės kelnaitės. Tai tas nesustojimas gal kurti, nesustoti ties ten keliais produktais, o tiesiog vis tiek turi visada augti. Ir kai tu kuri naujus produktus, tai žinoma su tuo ateina ir tas augimas. O pati Amerikos, pavyzdžiui, rinka, ji yra be galo didžiulė. Ir pramušti tą, kaip sakom, kibirą tokį, ar ne, žmonės irgi konservatyvūs, jie nenori bandyti naujų produktų. Reklama padengti tokią didžiulę šalį mums yra neįmanoma, tai mes iš tų savo jėgų bandydami ten kapstytis, mes ilgus metus turėjom didelį nuostolį ir tik COVID metu mes ten užstrigę patys su vyru, nes mes vis nuvykdavom pabūti ir pažiūrėti, kaip ten vyksta viskas. Mes sutvarkėm tą verslą taip, kad jau jis pradėjo mums nešti šiokią tokią naudą ir šiokį tokį pelną, bet tai nėra didelis pelnas. Bet ką mes supratom, kad kuo didesnė šalis, tuo didesnės investicijos, arba turi savo įmonę paauginti ir, sakykime, pritraukti investicijų ir pasidalinti akcijomis, sakykime, ir augti toliau. O mes, kadangi mes bandom iš savo lėšų, tai mes po truputį augam. Ir kitas dalykas, aš pagalvoju, ar mes norime taip staigiai, anksčiau mes taip mąstydavom, reikia mums pakliūti būtinai ten į didžiulį tinklą Amerikoje, kur 7000 parduotuvių ir greičiausiai būtumėm žlugę visiškai, nes pasiruošti tam reikia. O tada mes net nežinojom tokių žinių, kad reikia turėti ten 10 milijonų, kad pakliūti tokį tinklą, nes reikalinga ir reklama, ir produktus, užsipirkti krūvą produktų, kad atsivežti. Tai žodžiu,
aš tai džiaugiuosi, kad mūsų ta svajonė tada neišsipildė, nes mes būtumėm labai didelioj bėdoj. Bet Vilmante, ar teisingai girdžiu, kad čia pasirinkote sveiką sprendimą nesusirgti tą tokią vadinamą žvaigždžių ligą, ar ne? Kad kai pajaučiu sėkmę, stačia galva neriu, tai nepasvėrė savo galbūt sprendimų. Tai jūsų atveju galbūt ir mūsų žiūrovam rekomenduotumėt išlaikyti sveiką protą, ar ne? Aš sakyčiau taip, nes dažnai mūsų ambicijos ir mūsų tokie dideli užsikelti tikslai nuveda mus kartais į tą stresinę labai situaciją. Aš pati labai nemėgstu streso, aš labai nemėgstu kontroliuoti, aš nemėgstu, nes man tai sukelia stresą. Aš mėgstu dirbti savo dėl savęs ir padėti kitiems, dalindamasi savo kažkokiomis žiniomis. Bet jeigu tik tave pradeda vesti kažkokios didžiulės ambicijos nepasvertos, viskas, laimės, čia nebeieškok, čia bus nuolatinis stresas. Tai mano gal toks labai sveikas protas mane sulaikė. Mes žinoma kartu su vyru dirbam šitam versle, bet kaip sakau vyrui, žinau, kol aš neužsinorėsiu tų milijonų, mes jų ir neturėsim, nes kaip bebūtų, tai yra mano širdį šitas visas verslas ir visa kūryba. Tai jo, reikia labai pasverti visada, o vyrai ypatingai jie ambicingi, jie turi didelės ambicijas, bet kaip aš sakau, aš nežadu pirkti jachtos, man nereikia malūnsparnio, man labai patinka mano laisvė. Kodėl aš dabar ją turėčiau parduoti tiem kažkokiem beribėm tikslam ir kas iš to? Aš dalinuosi tuo, ką aš turiu, mes galim paremti tam tikrus ir labdaros įmonės, sakim, ir padėti kitiems dar prie viso to, ką mes patys savo užsidirbam, man to užtenka. Tai kaip ten yra? Apetitas kyla bevalgant versle, ar vat jūs visgi esate tas šaltas ir racionalus protas? Apetitas kyla, žinoma, kad jis kyla, bet gal jis kyla iš to tokio supratimo, kad niekas nestovi vietoj, kad tu negali stagnuoti versle, tu nuolatos turi augti, kaip bebūtų, tu turi kurti naujus produktus, turi nuolatos evoliucionuoti, nes tai, ką mes darėm prieš 15 metų ir ką mes turim šiandien, tai visiškai evoliucionavęs verslas. Bet tiesiog neturėti gal kažkokių didelių iliuzijų ir tokių didžiulių ambicijų, kurios sukelia stresą. Na, tai mano požiūris, man streso nereikia, kitiems žmonėms galbūt jis patinka ir tai juos veža ir jie laimingi dėl to. Atrandate tiesiog kitų motyvacinių priemonių. Taip. Ne? Dėl jūsų produkto, tai šiai dienai esate ne tik gerai žinomas prekės ženklas, bet dar ir technologiškai labai stiprus. Tai šiek tiek norisi ir išgirsti apie tą technologiją, kaip ją atradote, kodėl būtent ją pasirinkote ir kas lemia tą nuolatinį norą augti versle. Vis tiek kažkur semetės tos kūrybos ir juo labiau, kas liečia technologinę pusę. Taip, gal aš nepavadinčiau tai labai kažkokia technologija iš tos digital pusės ar skaitmeninės pusės. Mes daugiau gal kurdami produktus, ieškodami tam tikrų sprendimų problemose, surandame kažkokius naujus sprendimus, kuriuos galim pritaikyti šitiems mūsų produktams, nes mes turime 2 patentuotus produktus, tai mūsų higienos įklotai ir menstruacinės kelnaitės. Tai yra labai paprasti išradimai, tai nieko kažkas neapverčiančio, bet tiesiog kadangi aš pati esu savo produktų vartotoja ir naudotoja, mano dukra lygiai taip pat augo kartu su mūsų verslu, tai suprasdama savo poreikį, jos poreikį, aš suprantu, ko reikia visoms moterims. Tai visada bandydami ieškoti tų sprendimų, mes turime misiją, kaip sakau, moterims padėti prisijaukinti menstruacijas. Tai nepamesdami tos misijos mes auginame tą produktų krepšelį ir mano visa kūryba sukasi apie tai. Kartais norisi nukrypti, bet visada mes atsisukam atgal į tą misiją, kad neišsibarstyti. Tai nukrypti labai lengva, pradėti kremus gaminti ir dar kažką, bet tai nėra mūsų sfera. Mūsų sfera yra menstruacijos ir ciklas. Tai vat, jo, taip. Apie tai, ar ne? Apie tai. Vilmante, jau išgirdome vyrą, jau išgirdome dukrą. Tai apie sūnus dar yra. Ir sūnus dar yra, tai su žiūrovais tikrai nekantraujame apie tą komandą plačiau išgirsti. Tai visgi, ar tik šeimos nariai, šiek tiek supažindinkite su tuo ir galbūt jau šiai dienai pasitikite ir kitų žmonių iš šalies pagalba. Tai kas tą komandą sudaro?
Tai komanda mūsų yra 10 žmonių, mūsų įmonėje dirba 10 žmonių ir turime labai ilgalaikės mūsų darbuotojas, kuriuom aš esu be galo dėkinga, nes, kaip sakau, aš nemėgstu kontroliuoti, tai jų nereikia kontroliuoti, mes visiškai jomis pasitikim. Tai aš labai dėkinga mūsų kolektyvui ir jos, kaip atėjo, taip jos ir liko su mum. Ir sakau, mes visos ir pasensim kartu. Tai va, o vaikai po truputį irgi įsitraukia į verslą, dukra, taip kaip sakau, jinai mūsų ir modeliukas, ir įkvėpėja mano, nes aš dedikavau kaip tik, kai jai prasidėjo pirmos mėnesinės pirmą menstruacijų rinkinį su jos veidu ant pakuotės, ant vieno įklotų pakuočių, tai ji tokia vat įkvėpėja mano ir aišku kritikė, nes aš visada bandomės produktus ir kritikuoja. Tai, o sūnus dabar jau dirba su Amerikos rinka, tai jis jau įsitraukęs į verslą pilnumoje, nes jis jau suaugęs vyras. Tai, bet pradžia buvo žinoma, jie mažiukai ten į mokyklą eidavo, bet sūnus jau nuo pat mažų dienų jis matydavo, kaip aš pilstu į visus įklotus, juos draskau, plėšau, jis viskas puikiai suprato apie mėnesinės. Jam buvo 11 metų, kai mes įkūrėm verslą, dukrai buvo 8, tai viską jie matė, pilnus stalus nukrautus įvairiausių įklotų ir, žodžiu, tema jiems labai aiški ir jie augo kartu su tuo, kas labai faina, kad jie irgi įsitraukia po truputį į tą verslą. Tai kaip suprantu, ta vyriška lytis visiškai neturi stabdyti verslo, kuris ir sukasi apie moteris, taip, ar ne? Taip. Nes jūsų didžiausias palaikytojas ir komandos narys yra vyras, jūs kartu su juo keliaujate per įvairius procesus. Kaip pasidalinate pareigomis, ar nekyla konfliktų? Ne, konfliktų niekada nekylo. Pradžioje mes vienas kitą kaip papildėm labai smarkiai, nes aš nieko nežinojau, jis nieko nežinojo toj srity, tai mes visada besitardami augom kartu ir tas žinias kartu dalindamėsi įgyjom. Dabar jau labiau, sakym, jis turi savo sferą, aš turiu savo sferą. Dabar jis jau mažiau kreipia dėmesį gal į patį marketingą, aš mažiau kreipiu dėmesį į finansus, aš niekada juos nekreipiu dėmesio, jisai atsakingas už visus finansus ir užsakymus mūsų produktų, aš daugiau tą kūrybos pusę. Tai dabar mes jau taip truputį pasiskirstę esam, bet pati pradžia tai buvo, aš galvoju, viena greičiausiai aš nebūčiau dariusi, todėl kad per daug streso yra vienam žmogui priimti sprendimus, ypatingai. Kai reikia priimti sprendimą, vienam yra labai sunku. Reikia turėti arba mentorių, arba, nežinau, draugę geriausią kažkokią, kuri padėtų, arba vyrą šiuo atveju, kaip man tai labai pasisekė, nes mes visiškai nekonfliktuojam. Bet ir norisi tuomet prieiti prie to, kad esate ne tik verslo partneriai, bet ir šeimos nariai, kurie kuria verslą, augino vaikus, tai tėvystė, motinystė ir verslas. Iš tikrųjų, paprastam žmogui skamba kaip nemenkas iššūkis. Taip. Kaip pavyko suderinti, kad ir tas verslas nenukentėtų ir vaikai nepamirštų, kaip tie tėvai atrodo, papasakokit, ar čia nekildavo iššūkių? Aš manau, kas labai padeda ir aš visada labai stengiausi, kad vaikai įsitrauktų į verslą. Nes kai tu kartu, aš tą supratau, būdama kartu su vyru, nes būnant kartu su vyru, mes nuo ryto iki vakaro kartu, nuo ryto iki vakaro diskutuojam, mums rūpi tie patys dalykai, mes niekada nenuobodžiaujam būdami abu, nes mes turime apie ką pakalbėti. Lygiai taip pat su vaikais, kai jau jie galėjo įsitraukti tą verslą, aš jau juos bandžiau kažkaip įtraukti, kad mes galėtumėm tom pačiom temom bendrauti. Kol jie buvo mažesni, žinoma, jiem nerūpėjo joks ten verslas ir kiti dalykai, bet mano buvo, gal sakau, tokia branda jau, nes aš kai pradėjau verslą, man buvo 35 ar 34 metai, tai jau vis tiek esi brandus žmogus, jau vaikai paauginti. Mano visada buvo vertybės šeima. Pirma šeima, tada verslas. Tai tas darbo laikas pas mane būdavo paskaičiuotas. Iki 5 ir neilgiau vaikai nuo pat pradžių buvo mokami savarankiškumo, kad jie patys galėtų ir į mokyklą nuvažiuoti, ir į būrelius nuvažiuoti, parodydavau kelią, su autobusu kartu pravažiuodavom ir jie viską žinodavo. Tai vaikai augo savarankiškai, bet vakarus aš stengdavausi visada jau būti su jais ir savaitgalius taip pat. Tai aš taip labai
Labai taip tą verslą gražiai susidėliau, kad man nereiktų naktim. Dabar aš naktimis pasėdžiu, nes vaikai jau užaugę, dabar aš galiu save atiduoti verslui beveik pilnumoje, žinoma, nepamirždama savęs. Nes dabar aš esu pirma, o tada verslas. Tai va, taip ir pasiskirstai. Čia vėlgi tas sveikas protas, matomai, nes vaikai be tėvų augantis, liūdna labai. Po to vaikai tuos tėvus savo prikaišo jiems, kad o kur ir jūs buvote. Ir kompensacijos tikriausiai ieško gyvenime. Vilmante, o kaip manot, kaip yra su tuo šeimos pavyzdžiu? Ar visgi tėvų rodomas pavyzdys gali jaunam žmogui įskiepyti jau vaikystėje verslo gyslelę? Supratimą kažkokį gali, bet gyslelę nežinau, gal čia toks daugiau, gal ir įgimtas šiek tiek dalykas, arba tai, ką mes atsinešam gimdami, vieni nori būti tais verslininkais, o kitam visiškai tai ne prie širdies. Pavyzdžiui, kad ir mūsų dukra dabar, ji nenori dirbti su mumis kartu, nors ji daro tam tikrus projektus ir aš jai duodu tam, kad ji išmoktų kažką naujo, bet ji nori eiti į įmonę, kurioje būtų daug jaunų žmonių, ji nori bendravimo, mes tokie dabar ypatingai po COVID visi iš namų dirbam. Tai jai tai nėra priimtina ir gal netgi ir sūnui, kad perleisti visą verslą vėl, ar jam tai būtų įdomu. Kartais mes tėvai kažkaip labai tikim, kad jeigu jau aš išauginau tą verslą, dabar aš vaikui atiduosiu ir jisai čia toliau augins, o gal jam visiškai neįdomu yra tas verslas ir jis galbūt norėtų kaip tik savo kažką sukurti nuo pat pradžių. Tai žinoma, tas pavyzdys šeimoje jisai daug duoda žinių ir supratimo apie verslą, bet ar reikia tuos vaikus būtinai traukti link to verslo, jeigu jie to nenori, aš nemanau. Aš visada duodu vaikam patiems pasirinkti. Tai konfliktų jūsų šeimoje nekilo tarp to, kad vaikai nuoširdžiai pasakė, kad ne, mes galbūt neprisidėsim tiek, kiek jums norisi. Taip. Su sūnum, žinoma, kai jis pradėjo dirbti su mumis kartu ir dabar dar prisimenam ir juokiamės, jisai toksai sako, aš geriau žinau už tave, o man atrodo, kad aš geriau žinau. Tai su kuo pasiginčydavom, tai su mano sūnum mes abu ir taip draugiškai. Sportiniai interesai. Jo, niekada be pykčių, bet dabar jisai, po to jis suprato, kad su mama geriau nesiginčyti, ką pasakė, tą reikia ir daryti, arba tyliai daryti tą, ką jisai galvoja. Tai suprato su amžium, kaip sakant, irgi čia į protą suaugo, bet taip. Dabar apie ateities planus. Iš tiesų, jau dabar esate daug nuveikę, esate tikrai stiprus ir technologiškai, ir žinoma ženklas. Ar jau jaučiate, kad pasiekėte tas lubas? Apie ką dar svajojate, gal galite su mumis pasidalinti? Iš tiesų dabar naujas projektas mūsų laukia, tai mes dabar orientuosimės į ofisus, į darbovietės, nes matom poreikį, net pačios įmonės pradėjo kreiptis į mus, kad nori savo darbuotojams padėti dėžutę su įklotais. Labai tas faina, kad vis keičiasi ne tik mes, sakykime, pakeitę tą požiūrį, bet jau visa visuomenė keičia tą požiūrį, kad ne tik tualetinis popierius yra normalu tualete ir bananai arba kava, sakykime, bet jau ir higieniniai įklotai ir ne bet kokie, o ekologiški tie, kurie moteriai pagelbsti, sakykime. Tai va čia yra mūsų naujas toks projektas ir šiaip mes turim Prisijaukink menstruacijas LT puslapį, kuris yra skirtas paauglėms. Tai dabar atnaujinam tą puslapį irgi norim daugiau tos švietėjiškos veiklos mūsų paauglėms perteikti. Tai sustoti tikrai nestojam, yra planų į priekį, yra daug šalių, kurių dar neužkariavom ir nežinau, ar mes ten labai norim užkariauti, bet su kažkieno pagalba galbūt pavyks. Tai va Švedija dabar bandom irgi naują šalį atidaryti, žiūrėsim, kaip tai mums pavyks. Tai, žodžiu, ateities planas dar yra ir šiek tiek plėstis tarptautiniu mastu, ar ne? Nes jūs jau Amerikoje kaip ir pilnai su dviejom kojom tvirtai stovit. Taip. Tai dabar mes galėtumėm kalbėti ir apie Europos Sąjungą, ar ne? Kad plačiau. Šiaip Europos Sąjungoje yra gentled.com puslapis, kur moteris iš bet kokios šalies Europos gali nusipirkti, bet dažnai mes gaunam lietuvaičių paprašymus, kodėl nėra parduotuvėse. Nėra taip paprasta pakliūti parduotuvės. Vienas dalykas, reikia tapti žinomu toj rinkoje. Tai bet mes nestojam, nes kaip ir sakau, su Švedija galbūt pavyks, gal pakliūsim į ekologiškas parduotuvės. Amerika irgi, nors mes ten ir įsitvirtinę, bet augti tikrai yra kur.
Tai dar augti ir augti mums. Jeigu augti ir augti, tai ar visgi šiai dienai, Vilmante, savo prekinį ženklą, savo verslą laikytumėte populiariu, kaip jūs pati? Lietuvoje taip, bet tikrai ne pasaulyje ir ne kitose šalyse. Lietuvoje tikrai taip, bet dar labai daug reikia ką nuveikti. Ir laidos pabaigai dar labai noriu jūsų paprašyti to sėkmės recepto. Žiūrovui, kuris žiūri, turi giliai savyje kažkokią idėją, bet, abejoja, stagnuoja, nedrįsta. Ką jūs patartumėt, jeigu grįžtumėt ir prisimintumėt save, kai labai sprigėjot, norėjot, kas jums padėjo, kaip pamotyvuotumėt mūsų žiūrovą? Aš tai sakyčiau ypatingai daug semti žinių iš visur. Dabar yra ChatGPT, jis tikrai gali daug kuom pagelbėti. Tada, pavyzdžiui, kaip parašyti komercinį pasiūlymą, aš googlinau, ten man kažkokius pavyzdžius metė. Dabar mes galime ChatGPT parašyti, aš turiu tokią idėją, man parašyk, kaip aš turėčiau pasiūlyti. Yra tikrai daug priemonių, tai aš manau tam, kad kažką pasiekti ir daryti, tai visų pirma reikia mokytis, nebūtinai universitetuose, o tiesiog imti visą informaciją, ką mes turim aplink ir ypatingai, kaip sakau, YouTube įvairiausių yra tutorialsų, anglų kalboje, tikriausiai ir lietuviškai, aš dažniau anglų kalboje žiūriu, bet matomai yra ir lietuviškai, tikrai galima tas žinias gilinti ir eiti žingsnelis po žingsnelio. Mes kaip ir nėrėm į tą verslą, nes mes tikriausiai labai patikėjom tą idėją. Bet yra įvairių idėjų, kitos moteris nedrįsta nerti ir reikia investicijų turėti, tai galima po truputį kažkokį puslapį susikurti. Dabar labai paprasta puslapius kurti, kai mes pradėjom, reikėjo programavimo žinių, dabar aš pati kuriu visus mūsų Gentle Day puslapius, tai yra labai paprasta, labai įdomu, kūrybinis procesas, tai jeigu jau aš padariau, tikrai gali kiekvienas padaryti. Ačiū Jums labai nuoširdžiai už Jūsų įkvėpimą, už pasidalintą taip atvirai savo šeimos istoriją ir kad atvykote pas mus. Ačiū Jums labai. O su žiūrovais atsisveikinam iki kitų mūsų epizodų.